Sveiki visi, aš noriu parodyti savo naują pirkinį. Tai yra YouTuberio klaviatūra su papildomais ir tais mygtukais. Taigi, pradėsime. Taigi va, apžvelgsime visą savo klaviatūrą. Matote, va, viskas vienoje vietoje. Printinimo mygtukas, Windows'ų. Visa klaviatūra net pasispaudžia nuo vieno mygtuko. Taip, čia tas labai patogu. Taigi, va dar, čia papildomas kažkoks estetinis mygtukas. Dar ką aš geresnio, kaip pirkdamas mačiau, Space'as, labai geras Space. Va, kaip matote. Apačia. Va, kadangi matote, čia apačia yra va, šiek tiek lankstesnė. Padaryta specialiai, kad žaistum ant nelygių paviršių. Matote, va, apžvelkime, va, visi skaičiai savo vietoje, kaip turi būti. Va, 0, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Va, čia matote 8. Čia va yra print mygtukai. Pala. Dar va, mums priedui pridėjo šitą mygtukų išrovėją. Tarkim, va, jeigu žaidžiu CC, blėt, išrovė, palaukit, dar vieną reikia išlaukti. Va, tai jūsų pavalgyti, vyrai. Taigi va. Tu čia neskraidink. Blėt, man į padelį pataikyk. Taigi va, ką tik pataikėm į padelį. Ne į padelį. Tai kur va šiandien skirėdo mygtukas. Pohai duok. Tarkim va, jeigu nori per cesą šovinių, geriau užsipirkt. Tai va, gali persikelt mygtuką, ar čia jau ten įsilupęs. Tai raidė, va. Kaip matote, čia mygtukas yra... Pala, išlupsim tai. Palauk, reikia montuoti prie printinimo. Visada visi... Blėt, eik na. Neinu įmontint. O, įsimontinau. Ką tik va, man draugas paskolins tą raidę duok. Tą raidę. Ir duok dar man mygtukų išlupėję. Taigi va, čia buvo priedų mygtukų išlupėjęs. Va. Šitoj klaviatūrai yra net 4 gigabaitai. Taip, 4 gigabaitai atminties gali prisisiūs muzono. Taigi va. Pirkom, va. Va, čia klaviatūra buvo iš šitą įpakuota. Va. Dar pridėjo. Va, dar kitą dalį, va, pridėjo. Ja, čia va dar pridėtinė dalis lankščiam korpusui. Va, reikia rodiklės judėjimui. Va, čia kaip matote, va, vaikščiojimo rodiklės. Čia visi šitą galima vaikščioti šoną. Palauk, biški draugas. Pakentiek, va. Matote, čia visi šitie mygtukai, escape'as. Gerai, kas man patiko šitai pelė, jinai gali tūsint. Wow. Taigi, mes ir toj kelsim dar naują video, kai kažką darome su šita pelė. Pelė, blėt, dėžė. Blėt, klaviatūra. Taigi čia viskas normaliai. Viskas savo vietose, kaip turi būti. Dar va, kas turi būti savo vietą, va, čia. Pertinsiu kiekvieną tokį svarbesnę vietą šitam dalykė. O, raidė. Kažkaip keista. Čia, matai, čia norvegiška klaviatūra. Norvegai gerą kokybę dar. Rema. Biškai netaip Space'as čia įdėtas, turbūt gamyklinė klaida. Nu. Toj perdėsim. Laupt mygtukas. Kai man čia yra gamyklinių klaidų biškai. Nieko, čia viskas normaliai. Laup dar vieną mygtuką. Laup. Įmontamas Space'as. Matote, viskas čia... Bля, kam tu sulaužiai Space'ą? Kaip dabar surfą kapusi. Va. Dokis. Va, žiūrėk. Taigi, palauk, kaip čia jinai turi šitaip, ne? Palauk, kur čia, jo. Šiukšlės filmuoji, blemu. Kur? Įlūp, įdėk mygtuk. Duok, aš įlūp. Šitas čia. Šitą va, va, viskas savo vietose, gerai, jūs tai neminkiv, dar po to netaip sugadinsim. Va, viskas va, kaip turi būt. Viskas idealiai. O kodėl kapslokas ne toj vietai? Ja, nu, gamyklinė klaida.
Duok tą mygtukų šrovę. Kur duok? Kaip matot, iššovė mygtukas. Čia mūsų nauja dėžė. O kas ant jos? John Cena. Matote, kokybė labai gera vaizdo. S3. O čia kažkas nusilupė. Taigi va, kapsloką įmontavome. Dar va, kas pamačiau N raidę ne savo vietoje. Taigi ją ir įmontuokime. Ir kaip ir viskas šitą video pabaiga. Apžvelgėme savo naują klaviatūrą. Kokią klaviatūrą dėžė? Apžvelgėm savo naują gaminimo dėžę. Palauk, reikia išėjimo fejerverką, taigi. Va, išėjimo fejerverkas. Baig. Gerai, išdrėkit, va. Paėmė, užkišį mygtukų išrovėję. Nu va, ir šoka F raidyti. Prinešė F raidę. Prinešk. Taigi va. Kai, va. Turim puikų arbatinuką. Filip Pekas kažkoks. Taigi, palaukit, turi įmontuoti raidę. Labai patogu Biškį šio gerti. Pekite arbatinukus. Techniniai nesklandumai. Filip Pekai. Techniniai nesklandumai toks. Reikia bandyti. Man Va. šita dalis labai patinka. Įmontavau. Taigi, mūsų klaviatūros apžiūrėjimas. Blet, pastrigo. Mūsų klaviatūros apžiūrėjimas baigtas. Ir mes baigėme šitą video. Viso gero, rytai parodysim dar naujų mūsų pirkinių.